Silver Stars protų kovos. 8 dalyviai kovos įvairių tipų kvizuose dėl pagrindinio prizo – naujų krepšinio batelių, kuriuos įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Pramoninės statybos kompanija. Protų kova sudarys 4 ketvirtfinaliai, 2 pusfinaliai ir didysis finalas. Na o dabar jūsų dėmesiui pirmasis pusfinalis – Neilas Vitkauskas prieš Kiprą Vanagą. Ir norim pasveikinti pusfinalio pirmojo dalyvius, 2 šaunius Klaipėdskus, Žuvėdras, Kipras Vanagas ir Neilas Vitkauskas. Neilai, nuo jūsų žodis. Nežinau, atėjau šiandien tikrai per daug nesiruošęs, bet tikiuosi sunkesnės kovos negu buvo prieita, nes prieita iš tikrųjų buvo lengvoka Jakūbai. O Kipras iš tikrųjų išsilavinęs berniukas, gerai mokos, girdėjau, tai tikiuosi šiandien sunkios kovos, bet pažiūrėsim. Žmonės kalbėjo, jog šiek tiek pasikėlėte Klaipėdoje po laimėjimo. Nebešnekėjote su Tadu, su Orestu, ar tai teisingos šnekos? Aš heiterį neklausau gerai. Gal išneka, ką nori, aš heiterį neklausau, judu tik tai į priekį. Man čia pranešė Vygantas Vitkauskas tokius dalykus. Linkėjimai, tėvukui. Gerai. Kiprai Vanagai, jūsų atsakomasis žodis. Manau, Neilas sunkesnis varžovas nei Gvidelis bus, tai man nugalėt šansai maži, bet aš stengsiu. O kodėl manai, kad Neilas stipresnis nei Gvidas? Nežinau, tai vis tiek vyresnis, daugiau patirties veteranas. Bet supranti, Gvidelis iš kaimo, žmogus patyręs daug, o čia miestietis, klaipėdietis, nieko nematęs, tik jūra. Aš kaime esu dirbęs tikrai pas save kaime, tikrai aplankykit, puikus miestelis. Link Akmenės, taip? Ar Venta? Venta, geras miestas. Nu ką, tai galim pradėti pirmąjį pusfinalį, ar ne? Dar vienas klausimas, ar jau išsirinkot krepšinio batelius? Ne, dar nesižiūrėjau. Ne. Tai ir nežiūrėk, Kiprai. Gal neprireiks. Gerai, startuojam, vyrai. Let's go! Pirmasis pusfinalis. Kipras Vanagas prieš Neilą Vitkauską. Pirmasis klausimas. Koks buvo Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio slapyvardis? Vanagas, Vitkus, Daumantas ar Vytautas? Jonas Žemaitis, Vytautas. Čia dabar. Nepažįstat partizanų? Ne, aš tai nepažįstu. Ar Kipras savo bendrą pavardį? Rinkai. Šiek užmiršęs buvau. Galvojau, čia bus tai pakišęs. Tai kodėl Neilas nesirinko Vitkaus? Irgi panaši pavardė. Na kągi, keliaujam toliau. Sausa pradžia. Antrasis klausimas. Kuri yra antra valstybinė kalba Suomijoje? Estų, danų, švedų ar norvegų? Pamastykit, turi 15 sekundžių. Švedų antra valstybinė kalba. Šiek tiek sunkesni klausimai, ne? Ne, bet kaip tu tokį išmąstysi dalykai, vaikų nežinai. Ne. Paprasčiausiai Suomija priklausė Švedų karalystiai kažkada. Galimai. 0-0. Čia ne istorija. Kelinti metai užrašyti lentelėje, kurią laiko Laisvės statula Niujorke. 1492, 1776, 1863 ar 1901. Čia googlint nespėjama, ne? Logiškai. Kaip sakot? Čia googlint nespėjama, ne? Nespėja, čia 5 sekundės liko. 4, 3, 2, 1. 1776. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo metų. Na kągi, kas čia atspėjo? Vanagas, žudo Neilą seną. Gerai, ketvirtasis klausimas. Kurioje saloje gyveno Archimedas? Kretoje, Kipre, Sicilijoje ar Saremoje? Archimedas, žino tokį poną? Jo, bet užmiršau. Ėjo, man atrodo, per istoriją. Tai bandyk atsiminti.
3, 2, 1. Sicilijoje. Oi, Vitkauskas aplenkė. Žinojot atsakymą, Neilai? Taip. Iš kur žinojot? Iš žinių. TV3 ar LNK? LRT. Supratau, Panorama. 5. klausimas. Kiek kojos pirštų turi dauguma paukščių? 3, 4, 5 ar 6, bandykit įsivaizduoti. Po 4 pirštus, 3 priekį ir 1 gale. Vienas gale. Taip, Skaitos kaip pirštas, blemba. Taip. Aišku. nes vis. Suprant, paimt gali su to pirštu. Na, ja, teisingai. Ai, gerai, 6. klausimas. Geografija. Kokia dykuma driekiasi per Mongolijos ir Kinijos teritoriją? Takamos, Sakaros, Karakumo ar Gobio? Neilas gyrės labai, kad geografija 10 išėjo. Pažiūrėsim. Gobio dykuma. Kas pataikė? Pateisinat geografo vardą? Pakomentuokit, Neilai. Nežinau, šiaip dabar ir yra tas laikas, kur reikia rinktis istoriją ar geografiją toliau. Tai matomai vienus artus geografija. Kodėl Kiprai nežinojo tokio fakto? Nesat buvę Gobio dykumoje? Nesu. Ne mano lygiai, čia Neilas patyrė, sakiau. Nu nieko, gal kaip nors atsities. Lietuvių kalba 7. klausimas. Kaip vadinamas Nu, tai karoči. eilėraštis sudarytas iš 2 ketureilių ir 2 treilių posmų? Galim Sonetas, baigt. kupletas, pamfletas ar tripletas? 2 ketureiliai ir 2 treiliai posmų. 6. Sonetas. Svarbu Gerbiamas buvo sonetas. išeiti čia, kad Kipras neatspėtų. Svarbu čia taip buvo išeiti. Šitas klausimas. Gerai, 8. klausimas. Graikų mitologija. Kuris cheminis elementas vadinamas pagal graikų mitologijos veikėją? Čia chemija ir mitologija. Chromas, niobis, kobaltas ar Dzeusas. Čia yra va. Deivė. Graikų mitologijos veikėja Niobė. Niobis. Pizdės, kaip sumaišiau kažką. Kaip prasvėjasi. 9. klausimas. Pinigėliai. Iš kokio pluošto gaminami euro banknotai? Lino, medienos, polisterio ar medvilnės? Pagalvokit. Gal turit šalia eurą? 5 eurus. Neskaičiuoju pinigų. Iš medvilnės. Kas čia lino? Iš lino būtų kubai. Polisterio. Kas sakė polisterio? Neilas. Kiaušinis. Dabar bus 2 muzikiniai klausimai. Jeigu nepasileis, tai padainuosiu aš. Kokios šalies atstovė Eurovizijoje? Albanijos, Austrijos, Latvijos ar Lietuvos? Nieko neginčiu. Čia šiuo ateinančių metų? Čia Ačiū, buvusių. Tai bent jau iš, aš galiu. Reign of Revolution. Lietuvos atstovė 2017 metais, Fused Mark, Reign of Revolution. Karočią. Šiaip jo labai panaši į Albanijos atstovę. Aš ir galvoju, kad Albanija daug. Tokį O įsipuošęs. tu, Neilai, girdėjai čia muziką? Ne. Negirdėjai? Turiu problemą. Nu, kur čia stovim, nebus tai problema. Na čia su jumis vėl. Kurios tai šalies atstovė Eurovizijoje? Ispanijos, Italijos, Izraelio ir Švedijos? Ai, tu. I'm not your toy, not your toy, you stupid boy. Stupid boy. 2018 metų nugalėtoja. Izraelio. Vyrai, nesidomite Euroviziją? Gal lygiam ir pabaigim. Kol kas Ne, mes sausokai. susitarę esam iš pradžių nieko nespėt, mes po to paskui. Kad tuoj baigsis. Liko 4 klausimai. Aš dabar ir pradėsiu. Gerai.
Nemažai NBA žvaigždžių yra pasirodę WWE amerikietiškų imtynių ringe, turbūt didžiausia žvaigždė Šakas, o kuris iš šių 4 krepšininkų nėra pasirodęs ringe? Dennis Rodman, Trae Young, Draymond Green, ar čia turėtų būti Lonzo Ballas, žalias Lonzo Ballas? Nėra pasirodęs. Draymondas Greenas nėra pasirodęs. Sumaišiau, Kodėl? man atrodo. Aš esu WWE fanas, tikrai neseniai pradėjau vėl žiūrėti highlights. Užkabina kažkaip tikrai. Tas naujas, dabar šiaip pasikeitė istorijos, tai gan įdomi žiūris. Jo, dabar yra atsigavę, nes Vincas McMahonas iš nušalintas. Pagaliau. Važiuojam, Kiprai, susikaup, davai, kuri komanda netinka šioje ketveriukėje? Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahčė ir Barcelona. Pagalvokit, vyrai, pagalvokit. O, Kipras paspaudė, jau spėjau, žinau ką. Bus Bet neteisingai. neteisingai bus. Fenerbahčė netinka. Čia praeitų metų finalo ketvirto dalyvės, o Fenerbahčė nebuvo. pagaliau. Kipras Realą rimpas. Galvau čia, kad tau... Aš ir galvoju, kad mane nepatinka. paderins kažkas, bet po to dar pergalvojau, prisiminiau praeitus metus, tą čempionų titulą iškeltą ir Ui. Kipras Taškai į mano beveik be pusę. šansų. Tai aš jau pralaimėjau, realiai. Beveik. Koks Arvydo Sabonio antrasis vardas? Nu, kaip žinot. Romas, Stasys, Jonas ar Kazys? Arvydas Romas Sabonis, Arvydas Stasys Sabonis, Arvydas Jonas Sabonis ar Arvydas Kazys Sabonis? Romas. Arvydas Romas Sabonis. aš sakiau pasikursiu, gal 3 atsakymai išėlės. O dabar dvigubi taškai. Paskutinis dvigubi taškai. Viskas arba nieko. Reikės surikiuoti NBA čempionus. Nuo anksčiausio, kurie praeitais metais tapo iki... Nu, supratot. Pirmoji vietoj Iki praeitų vienos. metų čempionai. Pirmoje Palauk. vietoje. Praeitų metų čempionai pirmoji vietoj. O toliau einant žemyn. Kokia įtampa didžiulė. Neilos googlinas. Na ir viskas. Oi! MVP. Trečia vieta. Oi, antrą vietą Vanagas 3896. Per pusantro gabalo Kiprai būtum žiūrėjęs Euroviziją. Būtum laimėjęs. Nu jo. Padarys išvadas gal? Tai norėčiau Kiprai tau pasiūlyti Eurovizijos mokytoją, Robertą Žibiką. Gali apsilankyti pas Robertą, išmokys daugiau apie Euroviziją ir gal pasiseks kitą kartą. Gerai. Neilai, sveikinimo žodį. Jo, kova buvo sunkesnė. Tikrai matos, kad veiklai pada atskilasis Kipras sustiprėjo. Bet nežinau, smagi kova. Smagus turnyrėlis, kol kas gerai man klostas. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ruoškitės priešininkai, kad ir kas iškris. Na, nuoširdžiai sakau, kad tikiuosi nelaimėsi šio prizo. Nu, kaip tu kitai. Vis dėlto mano lietuvių kalbos mokytas esi. Taip. 12 eurų korepetitoriaus paslaugos vedėjo. Na gerai, Kiprai, atsisveikinimo žodį. Nu, nežinau, tai gal gero žiūrėjimo tiesiog ir viskas. Ai, jau Kaip manai? peržiūrėjau bus. Taip. Nu jo, kaip manai, kas... Ponas Naikos valį žiūriu. Kas laimės antrąjį pusfinalį, Matas ar Arijus? Uf, nežinau. Nekomentuosiu. Turi pasirinkti vieną. Nu, paskui išeisiu kažkurį ir supyksim. Nesvarbu, dabar turi pasirinkti vieną prieš liaudį. Matas laimės. Gerai, o kaip tu neilai manai, kas bus tavo priešininkas? Arijus ar Matas? Taip, Nu, aš kad išlygim tiekas, tai manau, kad Arijus. Vis tiek irgi iš Šiaulius išvažiavo į normalų miestą. nieks niekad taip nepasakė tikriausiai. Gerai. Ne, manau, Arijus turėtų galėti Matą. Kad ir kaip Kodėl taip būtų manote? bei Kodėl sluoksnis. neilai taip man? Tai vis tiek patirtis irgi vyresnis. 2 metais netgi, tai Teisingai.
Nu tai tiek. Neilai susitiksim finale, Kiprai susitiksim Alyne. Dėkui. Viso. Viso gero, ponai ir ponios. Viso gero. Pafollowinkit. Viso gero. Palaukit. Pafollowinkit mumis Instagram, pasubscribinkit, paspauskit like ir būtinai kažką neilai repo. Sik, Atsisveikinimo, Reo. jau, variau, dariau. Laižiau, kol prilaižiau, jau. Gerai, bam.